Вам представляю моего гостя. Это Алтона. Привет, София. Ir kadangi šiandien yra ypatinga diena, kada turime dvi didelės šventės, šiandien turime dar labai svarbią šventę. Šiandien yra Altonos gimtadienis. Pasveikinimai! Ir šitas vanojimas tikrai būna gimtadienis Aldona. O vanojimas, kadangi Aldona yra moteris, tai vanojimas bus moteriškas, ne visada nuspėjamas, šiek tiek švelnesnis, kupinas įvairių aromatų ir truputėlį kitoks negu įprasta. Vanodama aš naudosiu šviežias vantas, jos yra visos šaldytos, susigrįžus kienį. Vieną iš tokių netradicinių vantų vietoj kartelių, kaip akcentą vantų, naudosiu lapukovį, tai yra vadalėšų. Ir šiek tiek kitaip šeipusiu kojas ir pėdutes. Kaip tai bus, jūs patys pamatysite. Visas vanojimas bus palaipsniui lengvai vežti garą, bet daug neperduodant klientus, kuris šiaip nelabai mėgsta didelę kaitą. Tai dėkui jums. Štai veiksmas, kurio praktiškai komentuoti nereikia. Tai tada dalykai vyksta taip harmoningai, kad iš tikrųjų nereikia nei pavadinimo, tai yra tiesiog atsitinkantis savo vietoje, savo laiku, kaip šitą padeda saulė, kaip žiemą ištirtas sniegas, arba jis ištirsta pavasarį. Toks panašus ir augalas perkūnijos vanojimas, kaip jis prasidėjo, natūraliai, lengvai, harmoningai. Ir garas subtilis yra parodė, kad paliko mamagelį ir stebėti, tai tada valda. Be jokios abejonės, jeigu klientė yra tokia, kuri nenori karščio, nepakelia, tai kas kito dėka pirtininkui. Naudoti subtiliasias vantos savybės, kvapą, prisilietimą, harmoningai viską suderinti, panašu, kad audrai puikiai pavyksta tai padaryti. Audra šiuo metu demonstruoja gražią viešą techniką. Švelniai, jautriai ir neabejotinai tai yra pirma pirtininkė, kuri idealiai jaučia garo ritmą.
Garas yra tokia substancija, kuri nejuda žaibiškai pabudinė. Jinai turi tam tikrą testinumą, inerciją ir pajausti, kokiu greičiu ateina garas, kokiu greičiu jis vaikšto. Tai yra vienas iš pirties meistriškumo požymio. Vantos juda ramiai, bet tiksliai. Сейчас, видите, вот пару сейчас высветлит. Не надо, сейчас на пару еще пару высветлит. Tai, ką matom, yra viešo technika, kuri maudo žmogų karų. Kada yra garas, kada jis nusileido, tai nebejotinai nematome. Užtenka nedidelio vantos judesio, kad žmogus pajustų maloniai po odą bėgiojančius šiurpuliukus, tokius skruzdėlytės ir tas skruzdėlyčių burtą ganyti. Ir yra pirtininko vienas iš uždavinių. Audrai tas pavyksta. Be abejo, vantos yra be galo dėkingos, tai yra unikalu. Šaldytos vantos žiemą ir tokia įvairovė, tai yra iš tikrųjų dovana Aldonai. Jos gimtadienio proga. Tai yra tam tikras staigmena ir aš pridurčiau, kad spalvų terapija yra išlaikyta, pabudyti moterį ant raudonos paklodės. Tai yra ir tam tikras energetikos sužadinimas. Tai tie dalykai reikia, jie nėra atsitiktiniai. Įdomu, ar jie pasirinko tą spalvą tiesiog priderinusi prie Aldonos nuotaikos. Tą galėtų galbūt parodyti gydytojo Sergejaus metodiką, kuri taip pat leidžia pamatyti, kurios spalvos žmogų trūksta. Ir man teko su juo bendrauti vakarą, jisai sakė, kad matosi, kad trūksta tos spalvos. Audra idealiai suspėjo į pirmasis 5 minutės su pirmoju vertimu, o tai liudija, kad jinai pakankamai gerai jaučia ir vanojimo tempą. Ji tikrai neperdėjo pirmo vertimo, neprailgino jo, tik tai sužadino moteriai norą būti karinėje, norą tęsti. Užėjus į pirtį turi kilti noras pradėti procedūrą, kai neturi pasitikti malonių kvapu. Na, pasižiūrėsiu, kaip Audrai pavyks vesti Aldoną tuo pirties pojūčių taku. Kol kas yra viskas gerai. Malonus, šiltas, geležinės vantos kompresas. Kepenų srityje šildo vidaus organus, skatina organizmo valymąsi, rankų, delnų. Efektyvesnis palietimas, daugiau akcentuojant patį beržo gilumą, duodant klientai supratimą, kas jie liečia. Ir matome, kad tai yra ir supažindinimas. Tai supažindinimas per prisilietimą. Jis ir toks pats vertingas kaip supažindinimas per žodį. Puikia, šviežia beržo vanta, Audra nuglosto tiesiog klientės ranką, maloniai ją paglūdo ir dar nubraukia, tarsi patraukama visą dienos nuovargį, visas neigiamas emocijas, tai to žmogui nereikia. Ir vėl žiūrovai galite matyti aiškiau, nes dabar artėja lango, jūs matote, kaip yra subtiliai dirbama. Pulsuojamos jėgos yra, klientės rankos yra nekeliamas aukštai. Dabar ranka galbūt pasiauka ir būtų padaugiau garo, bet nepersudant visą, išlaikant labai gerai saiką. Kaip matote, ranka klientės atsigulė ir pasisuko. Raumenys visiškai palaikuoti. Tiesiog visiškai palaikuoti. Jeigu
šiame čempionate matome tokio išorinio stiliaus pavyzdžius, kada vyrauja technika, judesio dinamika. Tai šiuo metu stebime tokį yin energijos šventę, vidinį stilių, per pajautimą, per intuiciją, per gerą suvokimą, ką darai. Ir iš tikrųjų yra gražiai dera tiek intuicija, tiek, aišku, žinojimas, ko reikia. Nes jūs matot, kad akcentai yra tikslus. Garo užpylimas ir po to iš karto eina būtent tai, ką daro pirmininkas, esant vadinamai už tai garo pagalvė. Vantas į garo pagalvę ir ant kūno, kol jos yra karštos. Jis sušildė kojytes ir sekantis sąnarys yra kelias. Tai yra taip pat vienas iš įsiminkimų šio čempionato pasirodymo ir stipri paraiška iš tikrųjų ir matysim, kaip seksis. Šio čempionato apdovanojimo ceremonija įvyks pasibaigus čempionatui po valandos reikės suskaičiuoti, pasirašyti. Žmonės yra kviečiami, kas iš anksto užsirašėte į restoraną. Tada paskelbsime, o tuo metu Audra įveda autorinį elementą į pirties mokyklos, sakykime, į tą meistriškumą, kurį perėmė iš pirties mokyklos. O tai yra jos autorinis jau sprendimas, leidžiantis kojytę iškelti ir turbūt tai yra vienintelis tą pėdą išmanoti esant žmogų gulinį nugaros. Tai iš tikrųjų didelis klausimas. Aš liko 5 minutės ir Audra, paskutinis užėjimas, aišku, gali būti trumpesnis paskutinis vertimas, todėl jį niekur nevėluoja. Pasižiūrėsim, ar jai pavyks padaryti visą procedūrą laiku, nes sutilpti į laiko rėmus taip pat yra uždavinys, tai yra nelengvas uždavinys. Ne visiems tai pavyksta. Toks vanorimas gali tęstis ilgai, iš tikrųjų, komentaro stipraus nėra ir kliento valdytai yra apsaugome, vantos kvepia, gera nuotaika, tai gali būti ir pusvalandis. Tai nebūtų kažkoks pirties taisyklių pažeidimas. Šios pozos teigiamas dalykas yra klubo sąnario pasukimas į išorę ir jo mankšta derinant su sąnario šėlimo, tai yra puikiai iš tikrųjų profilaktika. Kaip pat Audra taip pat prideda dar ir prispaudimą, dar ir kompresiuką klubo sąnariam, todėl Aldonai tikrai pasisekė. Mažojo rudens ir klubo sąnarių terapija jie tikrai gavo. O tai yra gerai, užsiimant tokiais psichologiniais dalykais, kaip gimtalinė pirtis, įjungiant ir spalvą, ir kvapą, nepamiršti apie fizinio kūno poreikį ir taisyklingai žiūrėti akcentus. Tai yra jau iš tikrųjų pakankamai aukšto lygio pademonstravimas. Nes dažnai pirtininkas nesugeba suderinti dviejų tikslų, nesugeba padaryti sąnariam procedūros ir tuo pačiu metu šventės sielai. O šiuo atveju matome, kad Audra sugeba vienu metu padaryti ir keletą dalykų. Išlaikydama procedūros logiką, kartu padaryti ir gražią šventę. Tos procedūros neatliksi vien tik tai išmąstęs. Čia reikia jausti. Kiekvieną kliento judesį. Ir man tai tiesiog pakišti paskutinę sekundę. Matėt, jinai atsirado po
raudonas veidu, tada reikia. Nei vėliau, nei anksčiau. Vėl kvapnas beržo lapas, krito raudoną, nuneša ją į nuostabią pirties pojūčių karalystę. Esu tikras, kad ji mūsų negirdi ir šiuo metu patiria nuostabią būseną. Ir tai yra 3 minutės, o čia jau yra sportinis iššūkis. Procedūra yra nepaprastai išlaikyta, nepaprastai graži, tačiau 2 minutės reikalauja persijungti į visiškai kitokį režimą ir pažiūrėsim, ar perkūnija gali trenkti. Kol kas jį tik tai griaudėme. O dabar, taigi, štai tai ir tas perkūnijos griaudėjimas. Be abejonės, aldonai gali to ir pakakti. Taigi procedūra turėtų nučiūrėti ir pažiūrėsim, galbūt yra skirtumas ir pažydėti. Ritmika. Teisėjai lipo garinę, jiems irgi įdomu. Na va, tą ir reikėjo parodyti. Štai ir perkūnija. Griaudė. 8 valandų pavaryk. Ištrynimai. Pirmą kartą šiame čempionate toks stiprus techninis niuansas. Taisyklingas, gražus ištrynimas beržo vanta, pakasant odą, kuri jau tikriausiai ir prašosi truputėlį pakasoma. Ir skersai juosmens zonoje, išilgai ir netgi vyniojant vantą, nubraukiant. Štai pilnas komplektas, klasikinio ištrynimo vanta. Galbūt trūko